Paskaitų metu su jumis kalbėjomės apie dvi ypatingai svarbias sritis. Tai yra darbo komandoje įgūdžių formavimas ir projektinės veiklos organizavimas ir vykdymas. Taigi ši užduotis bus susijusi su dviem šioms sritimis. Tai ją atliksite komandoje. Pirmiausia, turėsite susiformuoti savo komandą ir tuomet pagal tai, kaip mokėmės, kaip rengti projektą, įsivardinti, kokią instituciją jūs galėtumėte atstovauti, tai susigalvoti pačią tematiką, kuri yra aktuali jūsų temai, su tuo bus susijęs ir jūsų projekto pavadinimas, įsivardinti projekto laikotarpį, taip pat nusakyti, koks galėtų būti projekto poreikis, apibrėžiant jau tikslinę auditoriją, taip pat įvardinti, kokie galėtų būti įtraukiami projekto partneriai, tai yra institucijos ar organizacijos, kurios dirba panašioje srityje, taip pat nusakyti, kokia yra galima projekto rizika ir kokios galimos ją sušvelninančios priemonės, taip pat nusakyti projekto tikslą, uždavinius, susiformuoti preliminarų biudžetą ir įvardinti, kaip bus vykdoma projekto stebėsena ir viešinimas. Apie visus šiuos aspektus mes kalbėjome teorinės paskaitos metu, kuri buvo skirta projektiniai veiklai, jos organizavimui ir vykdymui. Tai pirmiausia, ką turite padaryti, tai susiformuoti komandą ir ją užregistruoti šioje skiltyje esančioje nuorodoje. Tada jau pereiti prie temos ir srities susigalvojimo, kuris aktualus jau jūsų komandai. Tai ši užduotis yra grupinė užduotis, ją turėsite atlikti komandoje, tai yra 2-3 asmenų grupėje. Ją užregistravus, pristatymui parengti reikės naudojant jau vaizdinės priemonės ir susitarti, kurią sritį kiekvienas komandos narys turės pristatyti jau pristatymo metu auditorijoje. Detali užduoties aprašymo eiga yra pateikta šioje skiltyje ir ši užduotis bus vertinama. Tai yra tiek jūsų komandinio darbo įgūdžiai, tiek ta informacija, kurią jau jūs pateiksite pristatymo metu.